Savaitgalį Klaipėda gyvens 20-ojo Pilies džiazo festivalio ritmais. Organizatoriai parengė staigmenų. Prieš kelias savaitės iškėlę vienintelę pasaulyje džiazuojančią vėtrungę, šiandien apleistą pastatą papuošė garsiausių žvaigždžių atvaizdais. Tai uostamiestyje pirmasis legalus grafitis. Nuo idėjos iki tol, kol šios apleistos buvusios valgyklos sienos tapo džiazuojančią freską, praėjo daugiau nei pusę metų. Grafitininkai per 2 savaitės jau spėjo supurkšti per 500 purškiamųjų dažų flakonėlių. Ant apleisto pastato sienos atsidūrė garsiausios 20 metus skaičiuojančio džiazo festivalio žvaigždės, tarp jų ir 2 lietuviai – festivalio sumanytojas Vytautas Rubliauskas ir džiazo pianistas Saulius Šiaučiulis. Idėja seną pastatą papuošti džiazuojančią freską menininkams gimė lankantis Lenkijoje. Pačioj Gdynėj yra nemažai meno tokio tipo kūrinių ir kadangi artėjo jubiliejinis 20-as Klaipėdos Pilies džiazo festivalis, taigi sugalvojom, kad būtų visai įdomu miestui nuo festivalio padovanoti kažkokį gražų kūrinį. Ir tokiu būdu gimė tokio dydžio kūrinys, taip sakant. Norėjosi įamžinti pačiame kūrinyje per 20 metų festivalį apsilankiusius pačius garsiausius. Freska 4 metrų aukščio ir 14 metrų ilgio. Šio darbo ėmėsi jauni grafitininkai, žinojo, kad įgyvendinti organizatorių idėją nebus lengva. Iš pradžių teko dirbti net naktimis. Pradžiai tai pasitelkiau projektoriaus pagalbą tam, kad kontūrus tiksliai perpiešti, proporcijas akių, nosies, tos atstumus, tai tas labai ir padėjo. Vėliau jau pasitelkdamas nuotraukas paišiau. Sudėtinga, tai be abejo, vis tiek reikia laikytis ant tų bokštelių, jie visą laiką šiek tiek juda, tai tą lygsvarą laikyti ir labiausiai trukdo, kai vėjas pučia biškį dažus neša, tai sudėtinga tiksliai pataikyti. Džiazo festivalio organizatorė Inga Grubliauskienė pasakoja turėjusi nueiti kryžiaus kelius, kad šis grafitis taptų legalus. Jeigu kažkas galvoja, kad labai yra paprasta paimti, sugalvoti ir ateiti, tapyti tokią freską, tai tikrai taip nėra. Aš kaip buvau suskaičiavusi, kad reikėjo 8 institucijom parašyti prašymus, gauti leidimus, užtvirtinimus. Ir tai tikrai nėra labai paprasta ir tai yra tikrai ganėtinai brangus reikalas. Aš labai dėkoju rėmėjui, kuris nupirko dažus, kainavo beveik 12 000 litų. Inga Grubliauskienė tikina, kad šiais metais jubiliejinis džiazo festivalis sutrauks garsiausias džiazo žvaigždes. Grammy laureatai tai Eric Marienthal ir Candy Dolfer. Jaunimo dievukai džiazanova, elektroninio džiazo eksperimentalistai, kurie iš tikrųjų turi labai daug gerbėjų. Net man pačiai buvo didžiulė staigmena, kad šitiek daug jie turi čia gerbėjų, kiek aš sulaukiau skambučių ir laiškų. Ar tikrai nemokamas koncertas? Mūsų visi, sakau, koncertai yra nemokami. Labai daug įdomių projektų ir Sheila Ray Charles su lietuvių muzikantais. Džiazo banga Klaipėdą užlies jau šį penktadienį. Šios freskos arkose tikrojo garso koncertą ketina surengti keli piešinyje įamžinti muzikantai. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.